Ellen White buvo nepaprasta moteris, kuriai labai rūpėjo sveikata. Ji gyveno XIX amžiuje, kai žmonės dar mažai žinojo apie sveiką gyvenseną. Ellen G. White dalijosi svarbiais patarimais, kaip rūpintis savo kūnu. Ji tikėjo paprastu ir natūraliu gyvenimo būdu. Ji parašė daug knygų ir kalbėjo daugybei žmonių. Ji norėjo, kad visi suprastų, jog Dievas nori, kad būtume sveiki. Jos mokymai aktualūs ir šiandien. Ji skatino žmonės valgyti šviežius vaisius ir daržoves, gerti daug vandens ir pakankamai ilsėtis. Ji taip pat pabrėžė gryno oro, saulės šviesos ir mankštos svarbą. Ellen G. White patarimai yra nesenstantis. Jie apie tai, kaip įsiklausyti į savo kūną ir priimti sprendimus, kurie pagerbė Dievą ir veda į geresnę sveikatą. Ellen G. White patarimus apie sveikatą lengva sekti. Ji tikėjo gamtos galią ir paprastumu. Ji mokė, kad mūsų kūnas yra Dievo dovana ir turėtume jį gerbti. Vienas iš svarbiausių jos patarimų buvo valgyti augalinį maistą. Vaisiai, daržovės ir neskaldyti grūdai turėtų būti mūsų valgiaraščio pagrindas. Ji patarė vengti perdirbto maisto, saldžių gėrimų ir per daug mėsos. Gerti pakankamai vandens yra labai svarbu, norint pašalinti toksinus. Ji taip pat rekomendavo reguliariai mankštintis, kvėpuoti grynu oru ir pakankamai miegoti. Šie paprasti įpročiai gali turėti didelę įtaką mūsų bendrai sveikatai ir gerovei. Ar Ellen G. White patarimai gali apsaugoti mus nuo rimtų ligų, tokių kaip skrandžio vėžys? Daugelis tyrėjų mano, kad taip. Skrandžio vėžys yra sudėtinga liga, tačiau mityba vaidina svarbų vaidmenį. Valgant daug vaisių ir daržovių gaunama antioksidantų. Antioksidantai padeda kovoti su kenksmingomis medžiagomis mūsų organizme, kurios gali sukelti vėžį. Augalinė mityba natūraliai turi mažai sočiųjų riebalų ir perdirbto maisto, kurie yra siejami su padidėjusia skrandžio vėžio rizika. Pakankamai ilsėtis ir mankštintis, valdyti stresą ir vengti tabako taip pat yra svarbu, norint išvengti skrandžio vėžio. Laikydamiesi Ellen White patarimų galime sukurti vidinę aplinką, kuri yra mažiau palanki vėžio ląstelėms. Japonija garsėja sveikais gyventojais ir ilgą gyvenimo trukmę. Japonai paprastai gyvena sveikai. Jie valgo daug ryžių ir žuvies. Jie taip pat labai aktyvūs. Tačiau Japonijoje yra didelis skrandžio vėžio lygis. Tai glumina, atsižvelgiant į jų bendrą sveikatą. Tyrėjai mano, kad tai gali būti susiję su tam tikrais tradiciniais japoniškais patiekalais, kuriuose gali būti daug druskos. Nors Ellen G. White konkrečiai nekalbėjo apie japonų mitybos įpročius, jos patarimai galėtų pasiūlyti tam tikrų sprendimų. Sumažinus druskos vartojimą, padidinus vaisių ir daržovių vartojimą bei apribojus perdirbtą maistą, galima sumažinti skrandžio vėžio riziką Japonijoje. Derindami savo sveiką gyvenimo būdą su Ellen G. White išmintimi, Japonai galėtų dar labiau sumažinti skrandžio vėžio atvejų skaičių.